O Lietuvėlė tu mano miela, Lietuvėlė tu brangi, su Nausėda prieš akį. Paklausykit atidžiai. Socialdemokratai. O vargelis, negi čia jūs taip sumastyti. Taigi čia praeitų čia mokestis, ir jūs damas kaip tas, reiškia, Buratinas, reiškia, toliau, reiškia, vykdo tai, kas buvo 5 metais sumastyta. Nu, teisingai, nes trūksta pinigų, aš suprantu šitai. Bet kadangi mes vykdom tą liberalėje ideologiją, kurioje sako, o kam jums jūsų nuosavybė? Va, Anglijoje, pavyzdžiui, Londone 80% žmonių praktiškai nuomojasi. Ir nieko nepasiunta nemeškos, kur yra priežastys tos, kurios reikalauja šito mokesčio, visuotinio mokesčio įvedimo. Kol nepradėsim kalbėti apie rimtus dalykus, kol nepradėsim kalbėti apie tai, kad yra priežastys, tegul išima Ukraina NATO reikalavimą iš savo konstitucijos, kuris beje buvo įvestas niekada nors kitur prie Porošenko. Ir pasibaigs labai daugas. Tas rusofobiškumas tai atėjo iš kur nors, iš jų, kitų aršių, galingų struktūrų, kurios buvo sukurtos iš karinių struktūrų. Juk čia panašus variantas, kaip kad buvo Hitlerio laikais. Pačioje pradžioje, kol Hitleris nebuvo atėjo į valdžią. Buvo tam tikros grupuotės. Nu buvo šturmo grupuotės. Nu buvo išlaikomos tam tikrais pinigais ir ginkluotos. Ir pastoviai ten keldavo kipišus ir panašiai taip toliau. Ir svarbiausia, kad nebambėtumėte, nebandytumėte tiesos pasakyti. Nes jūs į 5 koloną įrašysim. Rūpužės jūs mums, pabandykit ką nors padaryti. Pabandykit pašnekėti prieš mus, mes esam čia gale. Tai špėga taukuota, kokia jūs ten gale? Nu kokia jūs ten gale? Nu atsikosija Trumpas ir jūs buškelnės pilnų. Nu, Putinas naušinus išnypščiai ir Jėzus Marija pagatavi trumpaiškai klausyginai sauskelnes dėtis jau. Nu, kokia gale? O provokacinė gale, taip, šitam variantui mes galim būti. Ir tų provokacijų tikrai turėtų atsirasti ir labai neužilgo, nes visi yra išsigandę ir visi bijo, kad iš tikrųjų Rusija su Jungtinėm Amerikos valstijom nesusitartų. Na, turėkim minty, kad jos, jeigu jos tarsis dėl priežasčių šito viso vyksmo, kas vyksta Ukrainoje, o ne dėl pačios Ukrainos. Žemaitaitis jau sparneliai pakirpti Žemaitaičio, jau berniukas jau už nekilnojamo turto mokestį, jau... Nu, tai jis puikiai supranta, kad kito kelio nebus. Nu, jau su Skverneliu, jau tik tai nevadink 5 koloną, čia mes balsuosim už tas nacionalinės sankcijas. O ko jūs bijot? O kas tas Skvernelis pas mus? Ponas Dievas? Kokia 5 kolona pas jūs yra Seime? Jūs ką darot? Čia yra nepraustaburnių šneka ir nepagarbo šneka. Tai yra žmonės išrinkti, jeigu demokratiniam pozicijoje išrinkti, žmonės išrinkti Lietuvos piliečių. Ir tai, kad jūs sėdit, gerbiamas Seimo pirmininkė, toje kėdėje dar jums neduoda teisės, kitus tokius pat, lygiai tokiom pat teisėm, vadinti atvirai kalbant kokią nors 5 kolona. Gėda. Tie, kurie turtingi, tie, kurie turi milžiniškus, reiškia, sakykime, milžiniškai įvertintą turtą, liktai jiems nepadidėja. Sumažės, bus lubos įvedamos. Aha, reiškia, šitiems biesams mes sumažinam, o va šitiems vargšams ant galvos uždedam. Ir tai vadinasi... Socialiai teisingas mokestis čia. Socialiai teisingas, mėlyjei. Nu, jeigu tai yra socialiai teisingas mokestis, tai mano babutė jau senai grabe apsivertė. Suprantat? Nevaidinkit šikančio katino. Mes su jumis pasikvietėm vėl lygiai tokią pat valdžią. Mes tą sakėm. Lygiai tokią pat valdžią. Dabar nezyskim. Žodžiu, tai yra palengvinimas naštos turtingiesiems ir tas, kas reikalingas, su dar didesniu dalyku užmetamas vargingiesiems. Duot jums ir visas nekilnojamo turto mokesčio reforma.